Susikaupkim. Giliai įkvėpkite. Atverkite savo diafragmą. Čakras. Ir čakras vėliau. Pradžiai diafragmą. Kaip? Pasiruošęs? Taip. Išeiti į sceną. Gerai, scena laukia ne šiandien, o dabar mes kalbamės, kaip ir įprasta, iš Gold FM studijos, kaip ir kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki ketvirtadienio per tv3.lt. Ir prieš mane sėdi žmogus, kuris daugiausiai jau yra atėjęs čia. 3 kartus sveiki. 3 kartas. Taip. 3 kartas nemelavo. O 4 garantavo. 4 garantavo. Tai aš ir norėjau pasakyti, kad 3 kartas yra gerai, bet 4 bus dar geriau, taip, ar ne? Tikiuosi. O 5 būtų dar geriau, ar ne? Iš vis nieko būtų. Gerai, bet mes taip į priekį negalime žiūrėti, ką gali žinoti. Bet pasižiūrėkime į priekį šiek tiek kitų kampų. Čia tokį mes sužaisime improvizacinį žaidimą. Gold FM direktorius buvo Kipre ir jis buvo bare, žinokit, ir čia šiek tiek pasiėmė padėkliukų. Netyčia. Tai aš išmaišysiu padėkliukus, jie yra su įvairiausiais užrašais ir kokį tu ištrauksi padėkliuką, perskaitysi užrašą, toks tavo ir bus gyvenimas. Ai, gyvenimas visas, ne? Tavo ir gyvenimas, tavo bus gyvenimo moto. Prašau. Kas ten parašyta? I want it all and I want it now. Tu nori visko ir nori dabar, taip. Ar ne? Šiaip geras. Geras, ar ne? Geras gyvenimo moto, ar ne? Mano mintis, jo. Mhm. Tai ko tu labiausiai nori pastaruoju metu? Noriu nestengtis būti laimingo, pajausti, kad esu laimingas. O kas yra laimė? Tai yra tiesiog tai, ką mes turim, bet tiesiog turim pamatyti, kad tai turim, o ne ieškoti kažko, ko neturim. Čia kažkaip giliai jau pradėjau. Tiek išminties tokio jauno žmogaus galvoje. Nežinau, tiesiog bandau tai suvokti ir pats ir tiesiog. Yra tokia daina, kai nieko neturiu, tai ir nereikia nieko. Jo. Galų gale, jūs šiuo metu gyvenate taip, kad jums nieko ir nereikia. Nieko ir visko reikia. Bet labai šiaip geras tavo pastebėjimas, kad mes tikrai pernelyg dažnai galvojame apie tai, ko neturime, o ne apie tai, ką turime. Ką tu šiuo metu turi? Ką tu labiausiai brangini? Apskritai. Ir šiuo metu kalbame apie realybės šou. Šiuo metu tai tiesiog sekiu savo svajonės ir pildau kai kurias buvusias svajonės ir tiesiog sekiu to tikslo ir karjeros, kas yra pagrindas man asmeniškai gyvenime. Taipogi stengiuosi palaikyti gerus santykius su artimai žmonėm ir tų artimų žmonių daugėja, kas yra labai gerai. Tai, manau, tai yra pagrindinė laimė, kai turi kažkokį pagrindą gyvenime ir kai turi žmonės, kurie tave supa, kurie tave palaiko, kuriuos tu palaikai. Tai kas šiuo metu yra tau artimiausias žmogus realybės šou? Nemanau, kad realybės šou tai yra tas dalykas, kur tu ieškai artimiausių žmonių. Ir Gerai, šalia ko mėgi paskutiniu metu? Aš mėgu su Nerijum vienoj lovoje, aš persikrausčiau. Ne, pradžiai mėgau su Dovilė, tada po mūsų paskutinio pokalbio persikrausčiau pas Elviną. Tiksliau šalia Elvinos, ten viengulė lova. Ir po kažkurio šeštadienio tiesiog suvokiau, kad, tegu jos lieka ten savo, o aš ramiai mėgosiu tenais, kur ramiau. Ramiau? Nerijus ramiai miega? Būdavo ramiau, bet dabar kai persikrausčiau, jos ateina pas mus, tai nebeturi ramybės ir kiti. Tai gerai, mes čia nuo to filosofinio tokio, reiškia, pradinio pokalbio perėjome prie labiau praktinių temų. Tai, kalbant apie tas praktinės temas, visi porom. O aš tvorom. Pasivėjai, ar ne? O tu be poros. Tiesiog kažkaip
kaip ir sakiau, stengiuosi išlikti ir mąstyti tuo šaltų protu ir... Kaip sakoma, yra heart over mind, o pas tavai yra mind over heart. Taip, nes vis tiek atėjom čia dainuoti pirmoje vietoje, repetuoti ir siekti kažko kito, o tas meilės gali būti ir po projektą, ir prieš projektą, ir per visą gyvenimą jų gali būti 100. Bet tai, palauk, Silvestrai, meilė meniškam žmogui kaip tik gali padėti, gali būti įkvėpimo šaltinis tau. Tai gali būti liūdna meilė, gali būti linksma meilė. Tai jeigu bus liūdna meilė, sukursi liūdną dainą apie meilę. Tai gali panaudoti tas meilės iš praeities, nebūtinai dabar reikia surasti meilę ir tada kur dainą. Žinai, būna galbūt žmonių, kuriems reikia to pastovaus stimulo, ar ne, ir pastovių dirgiklių, kad jie galėtų maitinti savo kūrybinį variklį. Nepaveikia dar tas močius pavasarinis, ačiū Dievui, ir ne. Hormono audros nesijaučia kaip kitų tavo kolegų. Kaip būtų keista, ne. Ir dar kažkur, ar ne? Gerai, smagu kalbėti toliau, mes kalbėsimės po trumpos pertraukos ir jau keliausime prie žiūrovų klausimų, juos galite uždavinėti šiuo metu tv3.lt puslapyje, likite kartu. Radijas Gold FM. I'm Van Morrison, stay tuned right here. Hi, this is Billy Joel. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Hi, I'm Morris. I'm Robin. And I'm Barry, and we're the Bee Gees. Taip, šiandien Lukas Gold FM studijoje ir jau trečią kartą čia. Trečią kartą Lukas, ačiū labai, kad prisimenate mano vardą ir labai nuostabu, kad esu Lukas. Prieš tai buvau Kašparas, bet dabar esu Lukas, o draugai mane vadina tiesiog Silvestru. Tai... Silvestrai, čia baisus įžeidimas tau, ar ne? Taip, labai įsižeidžiau. Matai, man kažkaip užsifiksavo, kad tu kažkaip buvai sugretintas su Luku, ar ne, nes maždaug panašaus stiliaus vyrukai čia vos ne... Šiek tiek su Jasonu Bieberiu taip pat, ne. Bet tu esi originalus, išskirtinis ir atleisk man. Nesuprantu, kaip aš galiu būti pažįstamas su Bieberiu, nes dainavau vieną Bieberio dainą, tai nemanau, kad mes esam panašus. Gerai, surimtėjam dabar ir labai rimti klausimai čia. Tuoj palauk. Silvestrai, mažiau negatyvo, viskas tau blogai, rašo Dona Do. Įdomu, Dona Do. Nu, aš kaip tik stengiuosi būti pozityvesnis, o to negatyvą vengti, bet galbūt nelabai man pavyko pastarąją savaitę, bet dabar jau viskas ok. Silvestrai, Barbora Bau klausė, ką dainuosi, originalą ar Huge versiją? Dainuosiu miksiuką, noriu padaryti originalą, bet galiai dėti tos versijos pabaigą. Taip, palauk, čia dabar bandau perskaityti. Taip, naktį Lukas pats prašė Silvestro minuso, bet Silvestras sakė, kad nedės jam, prašo Violeta. Violeta negerai išgirdo mūsų pokalbį ir tai... Aš tiesiog klausiu, ar jisai tikisi gauti minusų, bet jis tikrai manęs neprašė minusų. Gerai, čia tokių intrigų narpliojimas toliau rašo... Aha, čia Violeta vėl rašo. Silvestrai, ar dalyvauji sąmoksle, kuris įvyko džakuziai? O kas tai per sąmokslas? Nežinau. Gal tu žinai? Jeigu apie tai... Ne, šiaip tuo metu, kai visi buvo džakuziai, aš su Luku ir Dovilė berods buvom ant nusileidimo tų visų trasų Višy vandens parke, tai nedalyvau ten. Nedalyvavai. Tai tu stengiasi, labai nesivelti į intrigas, ar ne, įvairiausias? Va to aš stengiuosi vengti veltis intrigas. Kodėl? Nes tai yra tiesiog laiko gaišimas, apsikrovimas smegenis kitais dalykais ir nuėjimas nuo esmės ir čia prasmės to realybės šou. Bet kaip tu įsivaizduoji šou pasaulį be viso šito? Ne, tai yra tiesiog kažkokie, nežinau, tos intrigos turi būti, bet tai neturi būti pagrindinis tavo tikslas ir kažkaip mes per daug
jas giliau. Per daug įsimetame dėmesį, ar ne? Gerai, įsivaizduok, Silvestrai, kad tu esi jau garsus labai scenos žmogus, surinki pusę Siemens arenos. Jauriai garsus. Gerai, visą Siemens areną. Ir kiek tu įsileistum, pavyzdžiui, į savo asmeninį gyvenimą žiniasklaidą? Ar tu būtum prieinamas, lengvai duotum interviu, ar atsakinėtum apie savo asmeninį gyvenimą, aš nuo pat pradžių sakiau, savo šeimos šuniukus? Kad tai, kas vyksta už namų durų, yra mano namai. Bet žinoma, kad nebūčiau ten kažkoks paslaptingasis, kur viskas lepia ir nieko nesako, tiesiog iki tam tikros ribos. Tai stengtumės, visko neatskleisti, ar ne? Gerai. Dar vienas klausimas. Prašo Mantas. Silvestrai, kodėl visus tildai, kad nesikeiktų, o pats keikies? Todėl, kad labai daug keikiausi ir dabar stengiuosi mesti šį žalingą įprotį, nes ketvirtadienį vyko srutų pasipilimas iš mano burnos ir nuo to laiko aš stengiuosi jų vengti. Ketvirtadienį čia kaip močiutė vos į ligoninę, nežinau? Taip, ir dar kartą galiu visų atsiprašyti ir tai daugiau nepasikartos, todėl mes sugalvojom naują žodinėlį keiksmažodžiams pakeisti, bet kad man tai pasisektų, aš stengiuosi ir kitus stabdyti nuo keiksmažodžių, nes tada pats kažkaip mažiau jų naudoju. Bet tu buvai nesavas, tu buvai paveiktas kažko, ar ne? Tai ne aš, čia kitas Silvestras, nervasi, čia Lukas buvo. Taip. Bieberis čia buvo, jo, grinai Justinas Bieberis įlinda į mane, nes, žinai, skandalistas Justinas Bieberis, ar ne? Gerai, rytoj jau yra ta diena, kuomet bus dalinami minusai, pliusai, kam skirsi pliusą, kam skirsi minusą. Kad ir kaip bebūtų keista, kažkaip yra žmonės, kuriem galvoja ar dėt pliusą ar minusą. Vienam žmogui. Vienam žmogui? Aha. Ta prasme, ne vienam, bet keliems žmonėm norisi dėti ir pliusą, ir minusą. Vienu metu, ta prasme. Tai toks... Neigiamas ir teigiamas. Aha, ir nežinau, ar dvejopas. Tai dar dėlioja. Tai dar dėliojas. Aš šiaip kiekvieną kartą ir per visus interviu manęs irgi klausė apie tos pliusus minusus, bet aš iki paskutinės minutės prieš dedant net galvoju ir kažkaip, man sunku žiauriai. Sunku, net jauti didelį atsakomybę. Nemanai, kad čia. Nenoriu tai per daug sureikšminti tų, bet tiesiog sunku atmesti, man apskritai gyvenime sunku priimti kažkokius sprendimus ten tarp 2 ar 3, jeigu dar daugiau, tai iš viso. Gerai. Silvestrai, buvo smagu tave pakalbinti ir sėkmės tau. Daugiau optimizmo, neįsileis Justino Bieberio į save. Daugiau nereikia man Bieberio. Vadovaukis to moto, kuris parašytas čia. Gerai. Dabar ir iš karto viską. Aišku, ne visada gal tai pavyks, bet stengtis reikia visada. Tikrai stengsiu. Taip, iš Gold FM studijos tiesioginė transliacija per tv3.lt ir jau rytoj tuo pat metu klausykitės kito pašnekovo ar pašnekovės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu.